Dabar einame į savo SAMP pagrindinį folderį ir dabar paaiškinsiu truputį, kokį serverį jūs atsisiuntėte iš to puslapio. Tai gerai. Kaip matote, dabar yra du pagrindiniai folderiai, yra filter scripts ir game models. Tai įsivaizduokit taip, kad game model yra jūsų pagrindinis serverio skriptas, o tuo metu filter scripts yra tokie kaip ir šoniniai, kaip čia pavadinti, kurie tiesiog mažą funkciją prideda prie jūsų serverio. Tai realiai, kadangi aš jūs moku kaip programuoti, tai mes juos visus galima ištrinti. Taipogi ir visus game model. Nors realiai yra geras dalykas, tarkim, yra kur pauno failiukai, ne? Tai galima jį atsidaryti tiesiog. Palauk. Gerai. Pauno failiukai jas galima tiesiog atsidaryti ir matysite source kodą, iš kurio galima biškai pasimokinti, kaip programuoti, bet realiai jo. Tiesiog, bet tai aišku man jų nereikia, tai aš juos tiesiog ištrinsiu. Tai gerai, dabar be šitų dviejų su serveris nepasileis. Kai juos ištrinėm, tarkim, paleisim ir iš karto išsijungia, tai čia žinokit, kad čia tipo nepasileidžia. Dabar einame į čia ir norime biškai čia pakoreguoti. Gerai, tai visų pirma, čia yra dvi eilutės, 8 ir 7, kurio yra game model ir filter scripts. Tai čia yra toks dalykas, kad tipo filter script, čia parašai pavadinimus visų tų, kuriuos naudojam ir tada juos užkrauna serveris, tačiau kadangi mes dabar kol kas jokių nenaudosime, mes juos galime ištrinti. Taipogi, nors ir juos ištrinus serveris neturėtų pasileisti pagal idėją, nes mes neturime game modo ir tiesiog serveris neturi ką daryti. Taigi gerai. Atsidarime pauną. Nežinau, kodėl man meta šitą erorą, bet kartais gali išmest, beje, aš jį pamečiau. Gerai, paspaudžiam tą ir atsidarys mums pauną. Pauno yra labai senas IDE, bet svarbiausia, kad jis turi compilerį ir jis atlieka savo darbą. Realiai tai aš jaučiu toliau naudosiu tipo naujesnį, tačiau man jis biškai dar kol kas neveikia, tai jo, dar biškai reikės pavargti, kol aš jį sutvarkysiu, bet realiai tai gerai. Kai sudarom šitą langą, mes norime susikurti naują failą. Kol kas nieko labai neaiškinsiu, kas čia vyksta, bet tiesiog turime tokį ir realiai daugiau mums nieko nebereikia. Tiesiog išsisaugom jį. Ir mes tada einam į... kaip čia sugrįžta, gal gerai, einam į SAMPą. Tada einam į game models ir šitą pavadinam taip tutorial.pvn. Save. Override, gerai. Ir kai sukompiliuojam, paspaudžiame šitą. Kaip matote, mums gražiai sukompiliuoja. Jeigu tai prašo, gerai sukompiliuoja. Jeigu kažkur susidarėte su klaida arba kažkas nesikompiliuoja, rašykite man į komentarus. Jeigu neatsakysiu, kaip rašysite komentarus, tada rašykite visokias formas, bet dažniausiai atrašau. Tipo, jeigu net nežinosiu, dėl ko eroras, vis tiek atrašysiu, bent jau pasistengsiu. Taigi gerai. Jo. Ir dabar, kai mes šitą turime, mes einame į mūsų game models ir čia yra mūsų failai, ne? Tai mūsų pavadinimas yra tutorial, jį reikia atsiminti. Einame į server SFG, prirašome tutorial ir vienas. Ir dabar, kai mes paleisime serverį, mums turėtų gerai pasileisti. Gerai, ir mūsų pasileido. Rašo, kad neužkrovė jokių filter skriptų. Tai yra gerai, nes mes juos ištrynėm. Ir liktai viskas dabar gražiai atrodo. Jeigu mes norime padaryti mūsų serverį kažko daugiau, mes turime eiti čia ir sukoduoti. Esmė yra... Nors palaukit, aš dabar viską ištrinsiu, kad jums būtų lengviau. Jo, aš jums viską ištrinsiu. Ko dabar mes nenaudojam, tiesiog galima sakyti viską ištrinsiu ir tiesiog pradėsiu aiškinti nuo nulio. Tai gerai. Kai kurime mes pagrindinį serverio pluginą, mes turime importuoti mūsų serverio kodą, kuris mums leis daryti įvairius dalykus.
Nes Pavno kalba yra tiesiog Sampo serveriam kurs, kur skirta, bet ji grinai be nieko tu negali ten to plugino daryti, tai, skriptą, tai tu tiesiog reikia importuoti mūsų serverį. Serverio kodą. Kad tai padaryti, reikia include ASAMP parašyti. Ne? Taip. Ką tai padaro? Tai tiesiog mums padaro gana paprastą paslaugą. Tiesiog nueina į mūsų kai ir Pavno, nueina mūsų include folderį, paima ASAMP, iš čia paima visą šitą tekstą ir visą šitą tekstą mums nukopijuoja į mūsų failą, kai kompiliuoja. Kai parašai visą kodą, reikia kodą skompiliuoti, kad jį suprastų kompiuteris. Nes kompiuteris nesupranta tokio teksto. Kai sukompiliuojam, mes kodą paverčiam į machine kodą, kurį gali kompiuteris suprasti. Tai gerai. Kiekviena programa prasideda main funkcija. Taipogi reikia parašyti void, bet aš dabar nesu sure, reikia void parašyti, gal kas gali nerašyti. Gerai, tai main funkcija norint sukurti, reikia tiesiog parašyti main, uždėti 2 paprastus skliaustus ir atidaryti lūštinį skliaustą ar uždaryti lūštinį skliaustą. Tai šitas lūštinė dalis yra vadinama funkcijos headeris. Čia vadinama funkcijos body. Headeris nustato funkcijos argumentus ir ką jį daro. Pavadinimą. Mes užvadinama main, nes kai kompiuteris ateina į jūsų skriptą, jis ieško kažkokios vietos, kurios jam pradėti viską daryti. Tai Pavno kalboje kompas ieško main funkcijos, kurią galima deklaruoti taip. Ir tarkim, mes main funkcijoje norime kažką ir tada viskas, kas vyksta main funkcijoje, yra rašoma tarp šitų lauštinių skliaustų. Aš mėgstu su tabu atsitraukti, tačiau man atrodo tai nėra būtina. Gerai. Tai dabar taip. Kai mes esame main'e, labai bus paprastas pavyzdys, mes norime tiesiog išrašyti kažkokį tekstą į konsolę. Į konsolę išrašyti tekstą yra labai lengva, tiesiog rašome print mūsų serveris sėkmingai užsikrovė. Mūsų serverą užsikrovė. Ne, toks bus labai paprastas. Realiai turim susikompiliuoti ir turi veikti. Ir šitas labai jis daug nedarys. Jeigu išjungiame savo šitą, nežinau, kad jis toks not responsive yra. Tai mes galime paleisti mūsų serverį ir dabar kai paleisime, mums turi parašyti mūsų serveris užsikrovė. Kas yra cool. Gerai, tai kaip matote, mūsų pluginas yra užkrautas ir jis veikia. ASAMP. Tas failas apima gana didelę dalį kodo, kurį mes turėtumėm rašyti. Ir jis mums padaro, kad mes gautumėm, kad mums atsiųstų funkcijas ir ASAMPas jis galėtų jos tiesiog aktyvuoti. Tos funkcijas SAMPo kodrė vadina callbackais. Visus callbackus galima peržiūrėti nuėjus į SAMP wiki. Ir tada čia nuėjom į SAMP wiki. Ir tada prie scripting turėtų būti scripting callbacks. Ir čia yra visi callbackai, kurios mums tas ASAMPas iššaukia. Ir tos, kurios nori parodyti, tai nori parodyti va šitos vadu. Jie yra du paprasčiausi. Tai yra on game mode init, tai kai įsijungia mūsų. Ir on game mode exit, tai kai išsijungia mūsų skriptas. Jos
Importuoti labai lengva, čia yra, kaip matote, galite susirasti paprastų pavyzdžių. Gerai. Taip, tai rašome public on game mode init. Ok. Ir public on game mode exit. Jeigu gerai parašiau, jie turėtų veikti. Game mode init. Jo, tik tai game mode iš didžiosios raidės. Mode iš didžiosios raidės. Čia taipogi. Ir taip. Taipogi čia yra funkcijos. Arba metodai galima jos vadinti dar. Jos vadina callbackais. Bet techniškai tai yra funkcijos. Nu, arba metodai. Metodai šiaip jau, čia metodai. Tai gerai. Čia yra headeris, kaip kartojau. Ir tarp skliaustelių mes dedame argumentus, tačiau mes jokių argumentų negauname. Tai gerai. Ką mes galime padaryti? Print mūsų game mode buvo užkrautas. Tiesiog paprasti tokie dalykai. Pamiršau užpadėti antrą bracketą. Beje, šitie, tarp šitų, kai norite išrašyti tekstą į konsolę, tai rašote print, tada du skliausteliai, tarp skliaustelių rašosi argumentai. Print argumentas turi tik, print metodas turi tik tai vieną argumentą. Tai yra tekstą, tai jis stringo vadina jį. Ir tiesiog yra tarp dvie šitų, kaip jie vadinasi, nu, kaip jie, tarp kabučių reikia rašyti tekstą. Nes jeigu paprastai parašysim, mes klaidą. Gerai, kai jūsų serveris išsijungia, mes parašome mūsų game mode buvo išjungtas. Ne? Ir dabar mes, jeigu išeinam iš čia, taipogi reikia sukompiliuoti. Visą laiką nepamirškite sukompiliuoti, nes kitaip jau neveiks. Mes galime tiesiog taip paprasčiausiai sam server.exe pasispausti. Ir matote, mūsų game mode buvo užkrautas ir mūsų serveris užsikrovė. Ir kai išjungiame, mums iš tikro parašė, bet mes jo tiesiog nespėjom pamatyti. Gerai, aš pamatysiu labai jums paprastai parodyti. Kaip matote, yra game mode exit funkcija. Nu, metodas, ne. Ir mes jį galime tiesiog iš čia iššaukti game mode exit. Taip turėtų veikti, jeigu mes kompiliuojam. Ir dabar, kai mūsų serveris pasileis mums išprintinti šitą tekstą, ir tada eis kitą eilutę ir pamatys, kad, oho, aš turiu išjungti serverį. Nu, game mode. Tai gerai, aš išjungsiu game mode. Ir dabar turėtų mums išprintinti. Va, mūsų game mode buvo išjungtas. Tai vis dėlto veikia šitas dalykas gerai. Tai šito galima būti ramu. Bet aišku, mes nenorime, kad mūsų iš karto būtų game mode išjungtas. Dabar šiam parodysiu dar dvi callbackus. Šitie callbackai turės jau argumentus. Ir pamatysite, kaip mes juos galėsime išnaudoti. Parodysiu onPlayer connect callbacką ir onPlayer disconnect. Šituos du irgi taipogi naudosime. Gerai. Ir matote, yra argumentų jie turi taipogi. Taigi mes galime va šitą tiesiog nukopinti, bus žymiai paprasčiau. Aha. Ir tiesiog taip padarome. Ir dabar onPlayer disconnect. Mes padarome irgi taip ir vėlgi nutrinam. Gerai.
dabar turime šitos. Gerai. Taigi taip. Dabar, kai mes turime callbackus, beje, taip, dabar pasakysiu taip. Argumentai. Taigi, kai žaidėjas prisijungia, mes gauname vieną argumentą, player ID. Tai mes gauname žaidėjo įdą, pagal kurį mes galime surasti, kuris tai yra žaidėjas. Tarkim, kai žaidėjas prisijungia, ką mes galime padaryti? Mes, dabar, kad paprasta būtų, mes galim parašyti į konsolę, kad jis prisijungia, ne? Tačiau, ne į konsolę tai paprašyti, bet norim parašyti, tarkim, mes norim parašyti visiems žaidėjams, kad jis prisijungia, ne? Kaip mes tą padarytume? O realiai tai yra labai paprasta funkcija. Realiai visus metodus galima susirasti taipogi šitoj svetainiai. Tiesiog nueikit į pagrindinį puslapį. Oi, beje, man šito reikės pagrindinio puslapio. Šitų dviejų man kaip tik jau nebereikės, tai einam iš šito į main puslapį. Yra scripting functions. Ir čia yra visos, gerai, funkcijos vis dėlto. Jas funkcijos vadina, gerai. Ir čia yra visos funkcijos, kurias galima naudoti. Jų yra gana daug. Nežinau. Nesigilinsiu kodėl. Bet tiesiai šviesiai sakau, nežinau. Kodėl tai nėra. Gerai. Argumentai yra du. Pirmas argumentas yra spalva, mums spalva nerūpia, tai galim rašyti -1. Ir tiesiog žaidėjas prisijungia parašome. Ir kai tai pasivyksta, mes parašome send client message to all -1. Žaidėjas atsijungia. Ir šita žinutė keliaus ne į konsolę, bet keliaus į žaidėjų chatą, kur yra viršui kairiai. Tai va dabar turėtų susikompiliuoti. Ir dabar, kai paleisime mes serverį, mes galime prisijungti į serverį su mūsų. Ir dabar mum, kai prisijungsim, parašyti turėtų, kad žaidėjas prisijungia. Ir kai atsijungsim nuo serverio, turėtų parašyti, kad žaidėjas atsijungia. Ok. Žaidėjas prisijungia. Matote, veikia, gerai, veikia šitas dalykas. Žaidėjas prisijungia. Gerai, tai žaidėjas kaip prisijungia, o kai mes atsijungiam, aišku, mes to nematysime, bet turėtų bent jau konsolį parašyti. Ne, nerašo konsolį. Bet tiesiog pasitikėkit manim, kad jis yra. Gerai. Dabar, tarkim, mes norime parašyti šitą kažkokią spalvoj, o ne tipo ne baltoj. Kaip mes tą padarysime, ne? Realiai tai spalva yra tokiu taip kročiai nurodoma. Dabar paaiškinsiu. Tiesiog, jeigu norime nurodyti spalvą, rašome 0x, tada rrgg ir bb, ir tada čia ff įrašom. ff, gerai, dabar taip dalykas, įsivaizduokit, čia yra hex formatas vadinamas. Ne hex formatas, bet tipo, kai mes rašom skaičiai, yra nuo 1 iki 9, nuo 0 iki 9. Ir tai yra 10 skaičių, tai yra dešimtainė sistema, ane? O tarkim, čia, nežinau kodėl tai padaryti, bet per pamanas spalvas reikia nurodyti 16-ainė sistemoje. Tai skaičiai eina taip. Gerai. Beje, galima rašyti komentarus savo šitam kode. Beje, šitą kodą įdėsiu į pastebiną ir įdėsiu į description. Ten dalį, kiek ten reikės. Ir čia rašome, tiesiog paaiškinsiu, kaip veikia dešimtainė sistema. Ne? Tai dešimtainė sistema tai nuo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu, ir dar 0. Kurio aš neprašiau. Ir iš jų dedami skaičiai, ne? O tarkim, dabar šita sistema, kuria yra 16-ainė, ne sistema, veikia taip. Ir aš atradžiu skaičiai,
ane? Ir tada eina raidės A, B, C, D, E, F. Ir iš va šitų visų yra dedami raidės. Ir realiai taip yra. Spalva turi 4 komponentus. Turi raudoną komponentą, turi žalią komponentą, green, red, green, tada blue, tai yra mėlynas komponentas ir yra alfa komponentas. Tai alfa tipo peršviečiamas, bet kadangi raidės negali būti peršviečiamas, tai mes tiesiog vietoj A raidžių įdedam F. Gerai, o tarp raudonų, tai tarkim, jeigu norim parašyti tekstą raudonai, tai mes įdedam čia FF, nes raudonas komponentas turi būti viršuje, o tarp kitų įdedam 0. Ir dabar pagal idėją mums turėtų sukompiliuoti. Ir dabar, kai mums reikia dar serverį atrefreshinti, mums reikia išjungti serverį. Ir dabar reikia, kaip matėte, buvo parašyta mūsų serveris išsijungia. Ir dabar, kai paleisime serverį, mums parašys raudonai, kad žaidėjas prisijungia. Turėtų bent jau tai būti pagal idėją. Ir kaip matote, mums parašė raudonai. Tai čia yra kaip parašyti įvairiomis spalvomis. Gerai, tai galima iš karto ir atsijungti nuo serverio, nes nėra daugiau labai svarbu. Taipogi, jeigu naudojate keliose vietose spalvas, iš tikro kiekvieną kartą taip mąstyti yra gana nuobodu, tai dauguma žmonių naudoja define dalyką. Ką define daro? Dabar taip, define dalykas padaro taip. Įsivaizduokite taip, ir eina programa ir kompiliuoja jūsų kodą į mašinos kodą, kad suprastų jūsų kompiuteris, ne? Tai define padaro taip, kad paima tam tikrą kodo dalį, ją ištrina ir kompiliavimo metu pakeičia į kitą tekstą. Realiai gali ir skamba durnai ir tipo, kad nėra kur panaudoti tokio dalyko, bet realiai toks dalykas iš tikro yra gana gerai išnaudojimas Pavno kalboje, programuojant serverius. Sampo serverius. Kaip tai yra išnaudojama? Dabar parodysiu pavyzdį. Mes galime visą šitą padaryti vienu užrašu, tarkim, kad parašytumėm raudoną, ir tada mums kompiliavimo metu raudoną ištrintų ir pakeistų šituo kodu. Ane? Tai tiesiog parašome raudoną. Ir kai mes kompiliuojame mums erorą, nes nesupranta, nes jis nesupranta, ką reiškia raudona. Tačiau jeigu mes pridedame viršuje define, reikia to grotelių ir define rašyti. Ir tada eina pirmas žodis, tai yra kokį tekstą norime pakeisti. Tai mes rašome raudoną ir į ką norime pakeisti. Tai mes norime pakeisti į raudonos spalvos kodą, kuris yra toks. Čia F, gerai, kuris yra toks. Ir dabar sukompiliuojam. Ir dabar mūsų šitą, kai sukompiliuos, pakeis į šitą. Ir turėtumėm gauti tokį patį rezultatą, kai mes rašėme tą. Ir dabar, kai išbandom, mums taipogi parašys tekstą raudonai. Bent jau taip turėtų būti pagal idėją. Taigi, matote, mums taipogi tekstą parašė raudonai ir viskas gerai veikia. Taigi, manau, kol kas šitam tutorialė tiek bus, nes aš labai noriu išaiškinti jums kiekvieną dalyką, kas vyksta, kad realiai suprastumėte, kaip viskas vyksta, kaip vyksta viskas. Galbūt ir per daug išsiplėtoju, bet aš noriu tiesiog padaryti taip, kad būtų kokybiška ir kad
kad tiesiog belekoks pradininkas, žmogus, kuris nori pradėti koduoti, kuris neturi jokios patirties kodavime, suprastų viską, kaip vyksta, tai jo. Galbūt sorry, jeigu jūs esate tipo geresni kodinime ir jau suprantate tuos dalykus, apie ką aš čia kalbu, tačiau toks dalykas yra, kad tiesiog visi naujokai suprastų. Taipogi jums numečiau ten tų resursų, kur iš ką galima ištraukti, tai bandykite eksperimentuoti ir kurti savo serverius. Taipogi aš kursiu toliau tutorialus tokius ir toliau, tipo kaip ten komandas veikia, kaip ten viskius lenteles, kad iššoktų padaryti ir taip toliau. Taigi gerai, kol kas tiek. Palikite šiaip laiką ir subscribe, šiaip iš tikrųjų labai malonu matyti, kai tipo yra peržiūrų skaičiai dideli. Tai jo, tai labai padeda. Tai va, viso gero, su jumis buvau, aš susitiksime kitame epizode.